Šiuo metu pasaulyje vyksta keisti dalykai. Nors ir nėra vienos pasaulinės vyriausybės, bet kai kurias šalis regis valdo viena ranka, šiandien parodysiu, kas ta ranka ir kas ją valdo. Paimkime Rusiją ir Kiniją. Koncentracijos stovyklų dvasiniams praktikams. Tai yra tiems, kurie tarimai eina traidingų keliu pas Dievą. Rusija pasitraukė iš konvencijos prieš kankinimus, todėl kankinimai tam dabar leidžiami oficialiai. Čia persekiojimus dvasinės praktikos, Falun Gong, Guanyin ir taip toliau. O čia 200 organizacijų įvardytos kaip sektos, įskaitant Jehovos liudytojus, krikščionys evangelikus, įvairias verslo įmonės ir taip toliau. Čia persekiojimas islamas, 13 uigūrų, o čia kurstoma neapykanta islamui diskredituojant migrantus iš Centrinės Azijos. Čia griežta interneto cenzūra ir čia griežta interneto cenzūra. Kinijoje internetas nuo likusių pasaulio yra skirtas Didžiosios Kinijos ugniasienę ir leidžiami tik vyriausybės valdomi VPN. Rusijoje šiuo metu draudžiama tik VPN reklama. Kinijoje dvasiniai lyderiai privalo laikytis visų religijų taip vadinamos kinizacijos. O Rusijoje stačiatikybė iš esmės tapo dominuojančia religija. O tai reiškia, kad jie gali daryti įtaką vyriausybei ir politikai. Kinijoje religinis pasninkas leidžiamas tik specializuotose platformose, kurias cenzūruoja vyriausybė. Rusijoje jie dar nepasiekė tokio lygio. Cigunas Kinijoje yra uždraustas, o Rusijoje praktiškai uždrausta joga. Kinijoje daugybė žmonių išmontuoti organams, o Rusijoje iš žmonių vadinamų sektantais dėl jums jau žinomų priežasčių atimami vaikai. Kinijoje vyksta mažų tautų, įskaitant uigūrus, genocidas. Rusijoje naikinamos mažų tautų tapatybės, o 55 organizacijos, ginančios mažų tautų ir mažumų teisės, buvo įtrauktos į ekstremistinių organizacijų sąrašą. Nematoma ranka, apie kurią kalbėjau, veikia per antikultinės organizacijas. Jų nariai teigia kovojantys su pavojingais kultais, bet kas yra kultas, o kas ne, sprendžia tie patys nariai. Iš tiesų beveik visi jie turi psichikos sutrikimų, jų empatija žmonėms beveik visiškai atrofuota ir daugelis jų yra gyvūnų naikintojai, kaprofilai, pedofilai ir gėjai, nors teigia, jog su visu tuo kovoja. Turbūt žinote, kad laikyk vagį garsiausiai šaukia pats vagis. O dabar, kai prieš antikultistus visame pasaulyje ruošiamas naujas Niurnbergo procesas ir apie juos užsiminta svarbiame SBO renginyje, jie labai išsigandę ir bando diskredituoti tuos, kurie apie juos kalba daugiausia tiesos. Štai kodėl jie pradėjo šmeižto kompanijas prieš Alatrą judėjimą ir kitus žmonės, kurie viešina iki šiol šešėlyje buvusius antikultistų nusikaltimus.